Labą dieną, 4 laipsniai. O, kur labas. tas tavo točka? No? Kur mano točka? Man reikia dabar. Jau kokia darbininkė nuo pat ryto. Va tavo točka. O man netinka, man O prašau. tu aplinkui vaikštai. Aha. Matai, kaip viskas nuo darbų šiandien prasideda. Tik pasisveikinė, o jau žiūrėk siautė kažkas. Ką darai? Ką? Va. Griauni namą? Va. Namą griauni. Pats griūva jisai, nereikia griauti. Aha, aha. Einam pažiūrėti, ką čia griauna. Va, jinai valosi šičia aplink pečių. O aplink pečių kas griūna, tai tas tinkas griūna. Pats jisai griūva čia. Jo. Mes duris rankom ir jinai griūva tas. Gali biškį pajudinti tenai, vat, kur dar atsiknoja yra. Dabar specialiai nejudinsiu. Nes tau nenugrius vėl. Tai oi, valys. Apsidės, sakė, plytom. Gražiom. Tenai už pečiaus yra plytų skirtų karšiui. Bus šilta. Ir saugu. Bus tarp plytų, tai tarp pečiaus ir malkų plytos. Tai bus gerai. O va aš ką šiandieną veikiu. Aš tai turbūt vėl einu į savo teritoriją. O mano teritorija yra ūkinis pastatas ir viskas, kas aplink jį, jame ir su juo susiję. Turbūt praeitam video, net nebepamenu, nes čia buvo senai, koksai panašiai pirmadienis, o dabar yra šeštadienis. Buvo su ekskavatoriu sustoję reikalai ant tokios fiškės, o čia vat, kuri matuoja temperatūrą antifrizo. Iš tenai bėgo smarkiai antifrizas, nes va šita fiškė, jinai turi turėti tarpinę. Ir ta tarpinė, va, jinai, paskutinis iki rodo, tai galiu. Va tai paėmė paspaudė. O, čia vadinasi guma. Va tokia guma, va. Va tokia. Čia yra nauja guma, o va čia va yra ta, per kurią leidžia. Jinai jokios funkcijos nebeatlieka, jinai tik tai gadina visą nuotaiką. Tai nusipirkau gumos už kokį eurą. Ir dabar įdėsiu, žiūrėsiu, ar leidžia. Nieks nebeleidžia. Dabar reikia palaukti, kol laikais variklis ir tada pažiūrėsime, ar niekada nebeleidžia. Mūsų lempučių sistema, va, dega raudona, nes variklis dar neįkaitęs. Kai įsijungs ventiliatorius, deg žalia. Bus irgi liuks. Vienu žodžiu viską patikrinam. Ir mes turime dar naujų dalykų atsivežę. Vienas iš jų yra štai akumuliatorių atjungėjas, kad nereikėtų ten tų varžtelių sukinėti pastoviai, čiuk išjungi. Įtvirtinimais visokiais. Paskui dar turime, reikėtų išpakuoti, aiškus, kad parodyti. Bet čia yra akumuliatorių klemai, kurie irgi greitai atsijungia. Ir va tokį rinkinuką dar trūko man iš AliExpreso su dideliom skylėm, kad galima būtų laidą užmauti ant varžto storo. Tai va, šiandieną kažką iš to bandysiu daryti. O dar vienas dalykas, kas yra užbaigta. Matote, mūsų lempa. Šita lempa buvo nudažyta, va. Pilka spalva. Darbe tokią radau, tai jį taip ir nudažiau. Tai va dabar gražu. Turėtų nerūdyti, galim bus lauke drąsiai laikyti. Gražu. Dar vienas užbaigtas projektas. Galima bus antrą tokią gaminti. Aiškus, tos detalės, kurių prisipirkau, tai jos nėra būtinos. Bet čia daugiau yra, kad patinka krapštytis prie elektros. Dėl to jas keičiu. Na, aiškus, patogumas ir taip toliau. Bet tai yra nebūtina. O mūsų
šeimininkė sodybos kažko tai čia prisisodinus yra. Ko čia prisisodinai? Čia yra pomidoras. Ne? Ne pomidoras? O tai? Raudonas gi. Nu, visokių yra, va, pasižiūrėk, ne Yra tik visokių. raudonų, va. Yra, nu tai pomidorų šiais laikais tokių yra. Aha. Ko tik pomidorai? Nu taip, Tik nu. paėsti. Nu tai aš vyras gi esu. O grožis? Grožis. Grožis. O ką pomidorus negražus? Nu, tai kiek prikiša aplinkui. Čia bus ta centre kaip dievaitė ir aplinkui bus pomidorai. Raudoni ir ne tik. Nu, faini. Linksminėsi? Aha. Oras tai fantastinis, nes vėjo labai mažai. Laipsniai aiškus 4, bet nešalta visai. Pasidėjau kėdę lauke, pasigrožėjausi tyla. Nu, fainiai, fainiai. Ruduo į pabaigą, lietus dar neprasidėjo pas mus. Kadangi neprasidėjo, tai rytoj kaimynas vėl veš lentas, kol dar įmanoma važiuoti, nes lietus neprasidėjo. Tai va, rytoj papildys lentų. Ir aš manau, kad aiškus visų dar neišpjovė, bet kokia 70-80% jau bus suvežiota. O kita dalis turbūt jau lauksim, kol pašals arba gal nelis ir gruodį. Tyrinėju aš tą skavatorių ir kuo toliau, tuo įdomiau. Tenai tiek daug klaidų visokiausių, kurie yra nukirpti, užviniuoti, kad neužtrumpintų. Ir iš kur ateina, ką jie ten darė, kodėl jie tenai yra, kas nukirpo, kodėl nukirpo. Vienu žodžiu, labai įdomu. Labai įdomu. Pavyzdžiui, dabar kokia mano misija yra ten tas perjungėjas. Atsimenat, kur rodžiu ką tik? Va šitas va. Aš jį nusipirkau naują. Kodėl? Nes kai pirkau ekskavatorių, va, čia yra tą pačią funkciją atliekantis dalykas. Kai pirkau ekskavatorių, man pasakė, kad šitas anksčiau veikdavo, dabar kažkodėl nebeveikia. Kodėl nebeveikia? Jeigu žiūrint iš šitos pusės, tai, nu, yra čia laidas prijungtas, yra kitas laidas, abudu laidai keliauja kažkur tai tenai prie, nežinau, akumuliatoriaus ar kur ir nu, turi veikti. Nu, vienu žodžiu, nebeveikia kažkodėl tai. Ką reikia mąstyti, kai neveikia kažkodėl tai? Nu, sugedo, ne? Nu, sugedo, nu, kaip kitaip pamastysi. O aš bandžiau nusekti, kur tie laidai eina. O jie eina va čia, vat. Va. Ten raudonas, kuris prisijungia prie kėbulo. O va čia vat yra tas kitas laidas, va šitas va. Ir jisai nukirptas. Nukirptas. Ir vadinasi, anksčiau veikia, dabar kažkodėl nebeveikia. Nesuprantu, gal sugedo. Įsivaizduojat? Vat pasakota jie yra. Nukirpo laidą dėl neaiškių priežasčių ir ale jiems sugedo. Jo, čia kaip tam posakyje, tebūnie šviesa, pasakė elektrikas ir nukirpo laidus. Va taip ir panašiai. Tai vat ką man dabar daryti? Pasirodo, kad senas jungiklis veikia. Man reikia paimti normalų laidą nusipirkti, prasivesti iki akumuliatoriaus nuo to jungiklio ir viskas po senoviai veiks. Va taip. Gerai, taigi aš pasimatavau, ten reikės 1,5 metro ir dabar nieko nebenuveiksiu su šito reikalu, todėl šitą mintį atkelsim iki rytojaus. Šiandieną privilegija, kad turiu žmoną, tai reikėtų nueiti ir pavalgyti. Kaip čia šilta. Šilta. Ir nuo krosnies ir nuo maisto. Ir aprasuoja kamerą iš karto. O laipsnių šičia yra 20. Mes pavalgėm ant stalo.
Patiekalas buvo biški toks negu šie batai, bet mano žmona pavalgius va taip atrodo. Va, šildas jinai prie pečiaus. Matomai per didelę porciją suvalgiai. Pusė porcijos buvo. Pusė porcijos arklio. Arklio pusė porcijos. Reikia dabaigti. Dabaigti dabar reikia. Reikia dabaigti, o paskui štai koks darbingumas atrodo. Svarbu arklio porciją dabaigti. Nu gerai. Ate, aš tai einu dirbti. Labanakt. Labanakt. Ką tu? Ką veiki? Ką? Reikia ir tu gulti. Aš tai ne tam atvažiavau, kad gulti. Namuose išsigulėsiu, kai bus labai šalta. O ką dirbti? Tai turbūt atėjo laikas traktoriui. Ne skavatoriui, o traktoriui. Jisai irgi turi gauti dėmesio. Pirmas dėmesys yra šita padanga, kuri nuleidinėja kiekvieną dieną po truputį. Paskui tas lempas, kuris prieš metus pasidariau ir pasijungiau va čia su šito mygtuku. Tai reikėtų perdaryti, nes aš ant mygtuko pliusą padariau ir reikėtų greičiausiai, kad minusą, nes iš to mygtuko išsitraukia ir gali užtrumpinti kur nors. Ir gali būti, kad taip jau yra buvę. Tai vat, reikėtų tos laidus sutvarkyti. Reikėtų įdėti saugiklį lempom. Ir galbūt nusipirksiu laidą ir akumuliatoriaus išjungėjui. Nes vis dėlto išjungėjas tai man liko. Nes ekskavatoriui veikia senasis. Vat galim traktoriui pastatyti dalykėlį. Nu, šiandien pradedam nuo rato. Padarysim ratą, žiūrėsim, kiek laiko liks. Po paskutinės patirties su montavimais ir skylių gaminimais, tai jau aš turiu patirties dabar. Išmanumo. Tai vat reikia įspausti vieną galą, tam, kad jisai nusileistų nuo šito lygio iki šito lygio. Ir tada tas galas atsipalaiduos ir bus galima lengvai išmontuoti. Tai vat reikia kažkaip tai man jį įspausti. Gali būt, kad su koja turėtų gautis, nes montuota buvo ne per seniausiai. Jeigu nesigaus, reikės kurti tarakoną. Jisai paspausiu kaušui, bus viskas okidoki. Išmontavau šliaupą. Atsinešiau prie savo kriauklius su vandeniu. Ir žiūrėkit, ką mes turim. Tokia nuojauta ar intuicija, ar kitaip sakant, Dievas kalba, kad pradėti tikrinti reikėtų nuo ventiliaus. Nu ir žiūrim, va. Leidžiu ventilių. O matot, barbuliukai kyla. Va čia atkyla jie pastoviai, bet iš kitos pusės irgi kyla kartais. Šalia lopo. Kitaip sakant, gal nebežaiskim. Dedam davai naują. Jeigu lopus reikės pradėti klijuoti, tai lopas ant lopo ir bus kažkas tai lopas, kuris užsiema tokiais žaidimais ir vis dėlto užmontuoti ir numontuoti nėra taip lengva. Nors dabar jau patirties yra, bet į sieną, darbas. Užmontuoti, numontuoti bendroji sumoj gali ir virš valandos, ir 2 užtrukti, todėl užtek žaisti, davai dedam naują. Šitaip atrodo mūsų nauja. Va. Visokie modeliai surašyti, va, išmera. Ir jokių lopų. Gerai, kaip tenai Robertas daro. Tadam! Pasidarė. Ir užsimovė ir ant rato užlipo. Viskas. Užtrukau kažkur tai valandą. Turbūt. Gal 54 minutės. Tai va, žinios tokios, kad užteks čia žaisti.
Traktorių reikia remontuoti rimtai. Pirkti naują šliauką, kuri kainuoja 10 eurų, o ne kviesti visokius lopytojus, kurie užklijuoja už 40 eurų. Ir paskui tu klijuoji dar 3 kartus. Ir vis vieną reikia keisti naują. Gerai. Pažiūrėsime. Tikiuosi šį sykį jau bemontuodamas kelių nepadariau naujoj. Ryt poryt bus aišku. Atvažiuosiu, pamatysiu. Gerai. Turbūt šiandieną tiek. Nes jau praėjo, kaip visada, 8 darbo valandos sodyboje. Truputį romantikos viskas įeina į tas 8. Gerai, susitiksime sekantį kartą. Ate.